Tai va, Jolanta, aš dėkingas tau, kad tu išgirdai viską, ką mes čia kalbėjom, prakalbėjom daugiau kaip valandą ir tiesiog pasidalink savo patirtim apie tai, su kuo atėjai, su kuo išeini, ką tai tau davė, ar verta buvo gaišt laiką, ar tai sugaištas laikas, ar tai yra resursas, kaip tu manai? Pirmiausiai noriu padėkoti už skirtą laiką. Iš tikrųjų, tai yra nemažas laiko tarpas pabendrauti. Ir davė nemažai iš pirmo to pokalbio, todėl kad yra bent jau nuorodos, yra bent pradžia pirmų žingsnių pasirinkimui, nukreipimui, ko tu iš tikrųjų norėtum. Ir pasitikrinti pačiam save ir galiausiai prisimti sprendimus. Arba tu eini, arba tu neini. Tiesiog ar tu nori keistis, ar tu nenori keistis. Tik tiek, kad tu turi pats susidėlioti, nuo kada, kaip susižiūrėti ir aš manau, kad čia jau tokia, nu, kaip pirmieji keliukai būtų. O Jolanta, sakyk, va ta būsena, su kokia tu įėjai į konsultaciją, kokia vidinė savijauta, kokia, sakykime, nu, abejonių ir pasitikėjimo balansas, sakykime, kiek jisai dabar pakito tavyje ar ne, kokia būsena bendrai tarp Gal gera ir ne. yra daugiau pasitikėjimo, yra todėl, kad yra aiškus nupiešti keliai. Esmė yra normali metodinė medžiaga, nuorodos yra, kur tu gali tiesiog nekyla abejonių daugiau. Nes savim pasitikėjimas yra nu, aiškesnės mintis gal net. Nu, kągi, aš labai dėkingas tau. Tai